žaisti, o prieš studentus žaisti jie tikrai jauni, fiziškai tikrai labai tvirti, moka žaisti krepšinį, supranta krepšinį, turi gerus trenerius. Šiandien matosi tikrai geras trenerio tikrai nuveiktas darbas. O žaisti tikrai labai sunku, nes visi varžovai labai rimti, labai įdomu ir sakau, tikrai reikia kovoti. Kokius skirtumus išvelgia mėgėjiškam krepšiniui ir profesionaliam? Aš galvoju, kad didžiausias skirtumas, tai pradėsiu nuo savo komandos, kad kai kurie mūsų žaidėjai, aš suprantu, kad kai kurie dirba ir panašiai, bet truputį reikėtų anksčiau ateiti į rungtynes ir kad truputį profesionališkiau į tą visą reikalą. O šiaip tikrai aukštas lygis, tikrai labai įdomi konkurencija. Kiek pačiam dar prireikė treniruočių, nes daug laiko profesionaliai žaidėjai? Aš 3 metus nežaidžiau krepšinio ir aš galvoju, reikia kokio mėnesio, kad norisi kažkokį padoresnį ritmą įeiti. Kad reikia truputį fiziškai atsigauti ir truputį galvoju, kad reikėtų padirbėti, norint kažkokio geresnio rezultato, nes, sakau, man visi varžovai, oponentai, aš žiūriu su pagarba ir tikrai reikia juos gerbti ir ateiti nusiteikus, aišku, pergalį, bet rimtai sukovoti. Į mėgėjišką krepšinį ateidamas, ko tikiesi? Laimėti, tik tais laimėti, nes mūsų komanda tikrai nebloga. Susirinkom, kad laimėtume, o laikas parodys, kaip mums seksis. Tikiuosi, kad taip viskas susidėlios sėkmingai. Nepaslaptys, kad mėgėjai mėgsta po krepšinio rungtynę alaus išgerti. Ar pats pasirašytumėte tokiam dalykui? Niekada, nes aš alkoholio nevartoju ir nevartosiu. Skamba juokingai gal kažkam tai, bet mano toks principas yra. Todėl galvoju, kad nuo to, kaip tu save prisižiūrėsi, kaip tu savo kūną prižiūrėsi, tiek tų metų dar galėsi pasportuoti. Ir kaip su komandos nariais bendraujate, nes visi profesionaliai esate žaidę, ar pažįstami visi esate, ar tik dabar susipažinot? Kai kurie, mes tik netgi juokaujam, kad čia sena sakalų tokia hebritė žargonų. Tai ne, šiaip labai linksmai, labai viskas draugiškai ir svarbiausia, kad be traumų ir iš krepšinio dar žaidžiant gauti dar tikrai didelės geras emocijas ir malonumą. Kaip krepšinio lygą pačią vertinate? Aš tikrai esu nustebęs ir organizacija, ir teisėjų lygis, ir visos ir salės. Tikrai viskas aukštumoje. Ir lygis tikrai yra labai geras. Kiek man teko sužaisti ant rudens tauriai, sakau, prieš universitetus, prieš kiekvieną universitetą žaisti ant kiekvienoje komandoje yra tikrai gerų, jaunų krepšininkų, žaidėjų, plus dirba tikrai geri treneriai. Kiek žinau, ir kitos mėgėjų komandos ten turi kažkokius ex-buvusius krepšininkus. Aš galvoju, kad tikrai lyga yra labai gera.